Sveiki, šiandien įrašinėsiu savo mėgstamiausias Biblijos citatas. Šį klipą sukursiu savo, nes jeigu atvirai biškį apsingau skaityti Bibliją, tai sugalvojau įrašyti audio video, nes tai bus žymiai lengviau nei paklausyti tiesiog savo mėgstamiausias citatas paskaityti, o kai atsiras vėl jėgų ir noro, vėl skaitysiu Bibliją. Nes kartais būna skaitai ir aptingsti, paskui nebeišeina skaityti, tai tomis dienomis, manau, labai būtų pravartu paklausyti tiesiog Biblijos citatų, ir šios citatos labai išmintingos, labai daug išminties galima pasisemti. Taigi pradėsiu šias citatas, prašau palaikinkit, subscribinkit, pradėsiu nuo turto citatų, apie ypač dešimtinę svarbą, nors čia man irgi reikėtų susiimti, praeitą mėnesį apleidau irgi, bet kitą mėnesį prižadu skirsiu daugiau. Taigi, turto citatos. Atneškite visą dešimtinę, kad būtų maisto mano namuose. Išmėginkite mane, sako Viešpats Visagalis, ir matykite, jog aš atversiu dangų ir užliesiu jūs tokiais palaiminimais, kad nebus vietos jiems laikyti. Mat kas turi, tam bus duota, ir jis turės su pertekliumi, o iš neturinčio bus atimta ir tai, ką jis turi. Ir šios citatos išvada tai žodžio gale, kas skųsis, kad neturi pinigų, tas ir neturės pinigų, čia mano nuomonė, o kas kalbės pozityvą, tai afirmacijos, pavyzdžiui, aš esu klestintis ir įsivaizduos esąs turtingas, tas ir turės turto. Tad niekada negalima skųstis finansais, reikia visuomet kalbėti pozityvą tik tai. Kita citata. Vieni dosniai dalyja ir turtėja, o kiti šikštauja daryti, kas teisų, ir skursta. Dosnus žmogus turtėja, o kas pagirdo kitus, tas pats bus pagirdytas. Kas kaupia grūdų atsargas, tą žmonės keiks, o kas jos dalyja, tas bus palaimintas. Kita citata. Gerbk Viešpatį viskuo, ką turi, visomis savo derliaus pirmienomis, ir tavo svirnai bus pilni grūdų, o šviežias vynas liesis per statinių kraštus. Ir čia norėjau pasakyti, kaip svarbu, kad mes mokėtumėm dešimtinę, ir man reikia susijimti labiau šioje srityje, nes pavyzdžiui dabar skaitysiu Marijos Magdalenos Evangeliją, kuri bažnyčia paslėpė ją. Ir ten galimai yra net informacijos, kad vienas iš testų po mirties yra turto testas, tai kaip žmogus vertina materialų pasaulį, netgi yra kaip toks specialus turto testas, vienu žodžiu, tai kaip svarbu, kad neįsimylėtumėm tų pinigų ir skirtumėm pinigų labdarai ir panašiai. Ir čia man pačiam reikia daug tobulėti. Kita citata. Kai Viešpats bus tave palaiminęs, kaip jis pažadėjo, tu skolinsi daugeliui tautų, bet nesiskolinsi. Tu valdysi daug tautų, bet jos tavęs nevaldys. Jeigu ką nors skolini, laikyk tai nuostoliu. Iš karto įgyti turtai sunyks, o kas po truputį kaupia, tas jos didina. Čia, man atrodo, svarbi pamoka, kad nereikia imti paskolų, nes kai prisėmi visokių paskolų, turtai arba greitai gauni kokį turtą, kaip loterijos laimėtojai greitai išnyksta, tad svarbu kaupti po truputį. Geras žmogus palieka paveldą savo vaikaičiam, o nusidėjėlio turtas skiriamas teisėjam. Geriau turėti mažai ir pagarbiai bijoti Viešpaties, negu būti turtingam ir gyventi be ramybės. Geriau turėti mažai, bet įgyta sąžiningai, negu didelių neteisėtų pajamų. Nepalyginti geriau įgyti išminties negu aukso, verčiau rinktis įžvalgos negu gauti sidabro. Kas iš gobšumo ieško neteisėtos naudos, tas kenkia savo šeimai, o kas nepriima kyšių, tas ilgai gyvens. Kas dosnus vargšui, tas skolina Viešpačiui, jis atmokės jam už gerą darbą. Nuosavybė greitai įgyta pradžioje, galų gale nebus palaiminta. Kas mėgsta malonumus, tas kęs skurdą, kas mėgsta vyną ir aliejų, tas nepralops. Čia geras patarimas mesti visus saulučius, vynus, cigaretės, panašiai visus malonumus, nes tuomet susitaupo labai daug pinigų. Ir man pavyko daugmaž
šioje srityje džiaugiuosi, visa šlovė Jėzui Kristui. Geriau turėti gerą vardą negu didelius turtus. Turtuolis valdo vargšus, o kas skolinasi, tas tampa skolintojų vergu. Ir kiek žinau, mano Dievo nuomonė yra, kad paskolos labai blogai, negalima imti paskolų, geriau taupyti. Kas duoda vargšui, tas pats nieko nestokos. Tik čia norėčiau pabrėžti, reikia žiūrėti, kam duodi vargšui, nes būna visokių alkoholikų ir panašiai, tad reikia nusidėjėliam nepadėti geriau. Geriau duoti knygą kokią, kad išmoktų, kaip atrasti tiesą, kad pažintų, kad Dievas jam padėtų. Nes jeigu duodi pinigus alkoholikui, tai dažniausiai ir nueis alkoholiui. Geriau, blogiausiu atveju, nupirkti maisto, nes geriau maistą negu tiem visiems narkotikam. Vargšo buitis savo saugioje pastogėje geresnė negu prabangios puotos tarp svetimų. Pinigus mėgstantis niekada nepasisotina pinigais, neturtus mėgstantis pelnu. Dosnus žmogus bus laiminamas, nes jis dalijasi savo duoną su beturčiu. Atpildo dieną turtai bus nenaudingi, o teisumas gelbės nuo mirties. Ir čia pagalvojimui, kiek žmonės investuoja visokius auksus sidabrus, galvoja praturties, bet aš kiek žinau, tai po to, kaip žmonės praturties, bus labai rimtų testų, pavyzdžiui, 3 paros tamsos ir daug žmonių pražus per tos įvykius ir nepadės jokios investicijos. Tad dar kartą norėjau pabrėžti, kad reikia neįsimylėti pinigų, skirti labdarai, panašiai, dešimtinę mokėti, nes turtas tikrai neišgelbės, kai prasidės tikrosios nelaimės ir jos gali prasidėti labai greitai. Bus daug baisesnių dalykų nei karas. Reikia turėti ryšį su Dievu, kad apsaugotų jūs, nepasitikėkite vien tik turtu. Teisusis 7 kartus krinta ir vėl atsikelia, bet nedorėlis įpuls į pražūtį. Ir atsiprašau, dar įsiterpsiu, apie 3 paras tamsos yra naujaera.com svetainėje, pačiam pagrindiniam puslapį yra nuoroda ir knygoje daug medžiagos. Apie 3 paras tamsos reikia būtinai paskaityti, kaip apsisaugoti. Mano vaike, neatmesk viešpaties drausmės, nesipiktink, kai jis tave sudraudžia, nes ką myli, tą viešpats sudraudžia, kaip tėvas mylimą sūnų. Ir dar norėjau pabrėžti šitą citatą, man atrodo, sakiau, dabar pamiršau. Teisusis 7 kartus krinta ir vėl atsikelia, bet nedorėlis įpuls į pražūtį. Man labai patinka šita citata, nes mano gyvenime pasitvirtino daug kartų, nesvarbu, kad krintam daug kartų, mes visuomet atsikeliam. Toliau. Neatsisakyk padėti žmogui, kuriam reikia pagalbos, kai turi jėgų tai padaryti. Nesakyk savo artimui, ateik vėliau arba rytoj šitai gausi, kai gali duoti tojau. Nesikėsink daryti žalos savo kaimynui su pasitikėjimu gyvenančiam šalia tavęs. Nesiginčyk su nieko be reikalo, kai nebuvo tau žalos padaryta. Juk suktu žmogumi viešpatis bjaurisi, o darėjai yra viešpats draugėje. Nedorėlio namus viešpats prakeikia, o teisėjo buveinę laimina. Jis šaiposi iš pašaipūnų, o rumiesams rodo malonę. Ir čia biški kelias dabar citatas imu iš patarlių knygos Saliamono, man atrodo, čia išmintis. Labai vertingos citatos. Štai išminties pradžia. Įgyk išminties, įgyk supratimo, nors tai kainuotų visą, ką turi. Brangink ją ir ji tave išaukštins. Ji tave pagerbs, jei tu ją apkabinsi. Nekelk kojos ant nedorų žmonių tako, neik nedorėlių keliu. Nedorų žmonių kelias visiškai tamsus, jie nežino, ant ko suklumpa. Venk kalbėti apgaulingai, mesk į šalį suktas kalbas.
Juk palaidūnės lūpos laša medumi, o jos burna slidesnė už aliejų, bet iš tikrųjų ji karti kaip metelė, aštri kaip dviašmenis kalavijas, jos kojos žengia į mirtį, jos žingsniai veda į Šeolą. Ir jo geismo dvasia labai stipriai atakuoja visus chosen ones, labai stipriai, kuo didesnis pašaukimas, tuo stipriau atakuoja geismo dvasia. Ir visi didieji Dievo žmonės, ar tai būtų Dovydas, ar Saliamonas, ar Samsonas, visi suklupo su geismo dvasia. Dabar nepasakosiu jų istorijų, bet kuo didesnis pašaukimas, tuo labiau geismo dvasia atakuoja žmonės, nes velnias tai naudoja. Gerk vandenį iš savo talpyklos, šviežią vandenį iš savo šaltinio. Nejau tavo šaltiniai turėtų lietis laukan, o vandens rovės į gatves. Te būna jie tau vienam, o ne dalybos su svetimaisiais. Čia įdomi citata, nes pabrėžia, kad mažiau dalintis, bet visos kitos rašo, kad dalintis reikia. Tai šį įdomesnį, gal čia, kad nusidėjėliam reikia žiūrėti, kam duoti ir nereikia būti kalėdų senių, kad viską išdalinami, negalvodams. Čia reikia, čia gera idėja, nereikia būti, gal čia reiškia, nebūkite kalėdų seniais, reikia galvoti, kam skiri labdarą. Yra derlinga žemė ir yra nederlinga žemė, tad reikia atsirinkti būtinai. Geriausia, Biblija rašo geriausia našlaičiam našlėm padėti ir man dar patinka vaikam padėti, pavyzdžiui, vaikų organizacijom, bet reikia, vien žodžiu, ieškoti derlingo žemės. Mano vaikė, jei laidavai savo kaimynui, jei kitam už jį padavė į ranką, esi susisaistęs savo lūpų pareiškimu, esi įkliuvęs per savo ištartą žodį. Daryk ką nors, mano vaikė, ir išsinarpliok, nes esi patekęs į savo kaimyno rankas. Eik keliais ir maldauk savo kaimyno. 6 dalykų viešpats nekenčia, o 7 jam kelia pasibjaurėjimą. Išpuikiosios akis, melagingas liežuvis, nekaltą kraują liejančios rankos, nedoras pinkles rezgantis širdis, pikta daryti skubančios kojos, neteisingai liudantis melagingas liudytojas ir šeimoje vaidus siejantis žmogus. O svetima žmona yra spąstai žmogaus gyvašiai. Taip nutinka žmogui, kuris miega su savo kaimyno žmona. Kas ją paliečia, tas neliks nenubaustas. Žmonės neniekina vagies, kuris būdamas alkanas vagia, kad numalšintų alkį. Tačiau pagautas jis turės apmokėti 7-eriopai ir atiduoti visą savo namų turtą. Bet žmogus, kuris svetimauja, sveiko proto neturi. Tai darydamas jis žudo patį save. Jis sulauks antausių ir nemalonės, niekada nebus ištrinta jo gėda. Apie paleistuvės. Neleiskite savo širdžiai sukti jos keliais, nenuklyskite į jos takus, nes ji pražudė daugelį, jos aukos gausios, jos namai kelias į Šeolą, vedantį žemyn į mirties kambarius. Išmintis vertingesnė už brangakmenius ir jokie turtai negali su jie lygintis. Jau matom ne pirmą kartą, kaip Dievas pabrėžia išminties svarbą. Už kvailumą galima patekti netgi į pragarą, nes, pavyzdžiui, tie, kurie paims čipus, tai jiem nekas jau bus. Taigi, išmintis labai svarbu. Pagarbiai bijoti viešpatės reiškia nekęsti to, kas pikta. Puikybės, įžūlumo, blogo elgesio ir suktos kalbos aš nekenčiu. Nebark pašaipūno, nes jis tavęs nekęs. Pabark išmintingą žmogų ir jis tave mylės. Čia irgi labai gera tiesa, nes daug žmonių įsižeidžia, jeigu pakritikuoja, kad nors biškį įsižeidžia, labai puola aiškintis, išsisukinėti panašiai, arba kokius žaidimus pradeda žaisti, o Biblija rašo, pabark išmintingą žmogų ir jis tave mylės, nes kritika padeda tobulėti mums. Reikėtų protingai priimti kritiką. Apie paleistuvės. O jos svečiai jau Šeolo gelmėse. Viešpats neleis teisėjam badauti,
o nedorėliams neduos, ko trokšta. Nedorai įgyti turtai neneša naudos, o teisumas gelbsti nuo mirties. Tingi ranka neša skurdą, o darbščiųjų rankos praturtina. Kur daug kalbama, ten netrūksta kalties, o protingo žmogaus kalba santūri. Ko nedorėlis bijo, tas jį ir užklumpa, ko teisėjai ilgisi, tas jam bus suteikta. Pagarbi Dievo baimė pailgina gyvenimą, o nedorėlių metai bus sutrumpinti. Čia irgi labai svarbi išmintis, matom, pagarbi Dievo baimė pailgina gyvenimą, ne tik vitaminai. Labai įdomi išmintis, nes daug mokslininkų suka galvą, kas pailgina gyvenimą, o Biblija atsako šį klausimą. Ryšys su Dievu, Dievo baimė pailgina gyvenimą. Puikybė lydi gėdą, o pas kukliuosius ateina išmintis. Miestas džiūgauja dėl teisiųjų sėkmės, o nedorėliams žuvus šaukiama iš džiaugsmo. Liežuvautojas vaikštinėja išplėpėdamas paslaptis, o patikimas žmogus apie jas neprasitarė. Ir Naujajam testamente kokius 3 kartus apie apkalbas rašo, kad nereikia apkalbėti žmonių, bet daug žmonių nesupranta to vis tiek, nes jiems patinka apkalbėti, galvoja, ignoruosiu šią Biblijos vietą ir apkalbinėja žmonės. Labai svarbu neapkalbinėti, nešmeižti ir panašiai. Ir čia dar noriu pasakyti, svarbiausia nepaminėti vardo, jeigu pasakai, kad matei žmogų girtą kur nors, tai gal dar nieko tokio, bet jeigu pasakai, mačiau Petrą kokį girtą, tada jau apkalba gaunasi ir Dievui tai labai nepatinka, tad venkite vardų sakyti, jeigu ką nors neigiamai kalbate apie žmonės. Kas laiduoja už svetimą, daro savo skriaudą, o kas atsisako tai daryti, neturės rūpesčių. Geriau būti paprastu žmogumi turinčiu darbą, negu išdidžiai laikytis ir neturėti maisto. Kas dirba savo žemę, tas turės duonos iki soties, o kas vaikosi vėjų, tas yra nepratingas. Jo, dirbti savo žemę labai puikiai mintis, ypač būsimiems sunkiem laikam. Teisaus žmogaus neištinka jokia žala, o nedorėliai būna priblokšti nelaimių. Išmintingas vaikas brangina tėvo pamokymą, o pašaipūnas nesiklauso, kai būna baramas. Kas saugo savo liežuvį, tas apsaugo savo gyvastį, o plepus žmogus prieina liepto galą. Ir man atrodo nepatinka Dievui plepiai, nes man irgi nepatinka plepiai tie žmonės, kurie labai daug plepa, ilgai kalba ir panašiai. Mano visi video 5-10 minučių nemėgstu aš kalbėti. Man atrodo geriau trumpiau kalbėti negu ilgai. Tik šis video bus ilgesnis, nes čia visos mano mėgstamiausios citatos. Čia išimtis, man žodžiu, šis video. Bet kaip matot, visos citatos labai įdomios. Labai daug išminties čia galima pasisemti, tai verta klausyti. Turtingas žmogus turi turtų savo gyvašiai išpirkti, o vargšas niekada negirdi grasinimo. Laikykis atokiai nuo kvailo žmogaus, nes iš jo neišmoksi išmintingai kalbėti. Neišmanėlis tiki viskuo, ką girdi, o gudrus žmogus apsvarsto savo žingsnius. Bet turčio nemėgsta nei jo artimieji, o turtuolis turi daug bičiulių. Dievo akis yra visur, jos stebi blogus ir gerus žmonės. Nedorėlio auka viešpats bjaurisi, o teisiųjų malda jam patinka. Viešpats toli nuo nedorėlių, o teisiųjų maldas išklauso. Viešpats bjaurisi kiekvieną širdies puikybę, būk tikras, kad tai neliks nenubausta. Kas tyčiojasi iš vargšo, tas įžeidžia jo kūrėją, kas juokiasi iš nelaimės, tas neišvengs bausmės. Kas už gerą atsilygina piktu, tas nelaimės iš savo namų niekada neišvarys.
Kas namuose stato aukštą slenkstį, tas užsitraukia nelaimę. Nors man atrodo, krikščioniškas požiūris į prietarus yra neigiamas, nereikia kreipti dėmesio į prietarus, bet čia Biblijoje patarlių knygoje kaip įdomiai parašyta, kas namuose stato aukštą slenkstį, tas užsitraukia nelaimę. Tai galbūt vienas prietaras yra legalus, o kiti ne. Kas taupios kalbos, tas tikrai išmintingas, o sveiko proto žmogus būna santūrus. Net kvailys laikomas išmintingu, kai tyli, ir protingu, kai laiku šiaupia lūpas. Dar kartą kaip svarbu mažiau kalbėti, vienu žodžiu. Plepumas minusas žmogaus. Ir dar svarbu trumpai kalbėti, nes yra žmonių, kurie gali kalbėti apie paprastą dalyką pusę valandos. Man pavyksta į 5 minutės. Aš pastorium negalėčiau dirbti tikrai, nes mano pamokslai būtų 2-3 minutės. Atsiprašau, nukrypau nuo temos. Prieš žūtį žmogaus širdis puikuojasi, o prieš garbę eina nusižeminimas. Žmogus sotinasi iš savo lūpų vaisių, jis turi būti patenkintas savo lūpų derliumi. Mirtis ir gyvenimas liežuvio galioje, ir kas su juo sutarė, tas valgys jo vaisius. Tad visuomet kalbėkite pozityvą. Turtai suteikia daug bičiulių, o beturtis lieka be draugo. Labai teisu. Melagingas liudytojas neliks nepasmerktas, o kas sumeluoja, tas neišsigelbės. Sumanus žmogus negreitas pykti, o atleisti įžeidimą jam garbė. Savo vaiką griežtai pamokyk, nes tai teikia viltį. Smurtingo būdo žmogus užsitraukia bausmę, jeigu bandytum jį gelbėti, tik pablogytum reikalą. Žmogiška trokšti naudos, bet geriau būti vargšu negu melagiu. Nepamėk miego, kad netaptum skurdžiumi, laikyk plačiai atvertas duris ir turėsi ko valgyti. Aukso ir brangakmenių gausu, bet išmintingos lūpos brangiausias papuošalas. Užmojai subręsta per pasitarimus, kariauk protingai apsvarstydamas. Reikia turėti patarėjų, čia mano nuomonė. Kas nuolat išduoda paslaptis, tas liežuvautojas, todėl nebendrauk su tuščiu plepiu. Geriau gyventi kampe ant stogo, negu erdviuose namuose su priekabia žmona. Išmintingas žmogus palieka namie brangaus lobio ir aliejaus, bet kvailys netrunka jos išeikvoti. Kas sučiaupia burną ir prikanda liežuvį, tas apsaugo save nuo daugelio bėdų. Nedorėlių atnašaujama auka pasibjaurėtina, ypač kai atnašaujama gėdingu tikslu. Nebūk žmogumi neapgalvotai daužančių rankas, vienu iš tų, kurie laiduoja už skolas, nes jeigu neturėsi ko užmokėti, bus paimta tavo lova. Juk tik išmintingai vadovaujant galima kariauti, o pergalė priklauso nuo patarėjų gausumo. Čia labai svarbi citata, reikia visuomet pasitarti su kuo nors prieš pradedant kokį svarbų projektą, geriau turėti kuo daugiau patarėjų. Nes visada galima pasimokyti iš tų žmonių, kurie jau turėjo patirties jūsų kokiam projektą ar darbę. Patarėjai labai svarbu, man žodžiu. Nesidžiauk, kai krinta tavo priešas, te nedžiuguja tavo širdis, kai jis parpuola, kad viešpats tai matydamas nebūtų nepatenkintas tavimi ir netrauktų savo pykčio nuo tavo priešo. Jo, čia irgi reikia man irgi pasitobulėti, nes negalima džiaugtis, kai priešas krenta. Nereikėtų džiaugtis. Reikia melstis už priešus. Neliudyk prieš savo artimą be rimto reikalo ir neapgauk jo savo lūpomis. Truputį pamegoti, truputį pasnausti, truputį rankas sudėjus pailsėti ir skurdas užklups tave kaip plėšikas, o nepriteklius kaip ginkluotas karys.
Jei tavo priešas alkanas, pavalgydink į duoną, jei ištroškęs, pagirdyk vandeniu, nes taip jam krausi žarijas ant galvos ir viešpats tau atlygins. Šiaurys supučia lietų, o apkalbantis liežuvis piktus žvilgsnius. Taigi aš dabar paskaičiavau, kokius 3 kartus Naujajam testamente kalbamas, kad negalima apkalbėti. Ir dabar Senajam testamente jau 2 citatas žinau apie apkalbas. Dar viena citata Senajam testamente apie apkalbas yra, kas apšmeiš artimą, tą aš sunaikinsiu. Tai matom, kaip rimtai Dievas žiūri apkalbas. Negalima, reikia laikyti liežuvį kontrolėje, nes jeigu apkalbėsit, gali labai liūdnai baigtis jums. Samdyti kvailį ar girtuoklį yra tas pats, kas kalaviju žeisti praeivius. Kaip šuo vėl grįžta prie savo vėmalo, taip kvailys kartoja savo kvailystę. Tegul kitas giria, o ne tavo paties burna, kas nors kitas, o ne tavo paties lūpos. Jo nesigirkite patys irgi išmintis. Sotus žmogus niekina medų, o alkanam žmogui net kartus dalykas atrodo saldus. Nors ir grūstuvėje sutrintume į kvailį, grūstuvų draugės grūdais, kvailumo iš jo neišvarysi. Geriau vargšas, kuris dorai gyvena, negu nesąžiningas turtuolis. Kas kraunasi turto lupikavimu ir palūkanomis, tas kaupia jos vargšų globėjo naudai. Čia bankam bus sunkus laikyti kažkada. Kas slepia savo kaltes, tam nesiseks, o kas jas išpažįsta ir nebenusikalsta, tas susilauks gailestingumo. Kas pataiso žmogų, tas galiausiai susilauks daugiau padėkos negu tas, kuris jam meilikauja liežuviu. Bet man atrodo, reikėtų labai atsargiai kritikuoti kitus žmonės, geriau prieš kritikuojant pagirkite už ką nors, nes žmonės labai įžeidus yra, jeigu kritikuoji. Kas pasitikė savo protu, tas kvailys, o kas gyvena pagal išmintį, tas saugus. Drausmink savo vaiką ir būsi ramus, o jis tau teiks paguodos. Biblija labai pabrėžia disciplinos svarbą vaikam. Reikia įvesti discipliną vaikui. Pagal Bibliją. Ar matei žmogų skubantį neapgalvotai kalbėti? Iš kvailio galima daugiau tikėtis negu iš jo. Akis, kuri tyčiasi iš savo tėvo ir niekina savo seną motiną, bus slėnio kranklių iškapota ir erelio jauniklių sulesta. Geras vardas vertesnis už kvapo aliejų, mirties diena vertesnė už gimimo dieną. Verčiau klausytis išmintingo žmogaus papeikimo, negu kvailo žmogaus pagirimo. Reikalo pabaiga vertesnė už pradžią. Per trumpą savo gyvenimą mačiau 2 dalykus. Kartais teisus žmogus pražuvo, nepaisant jo teisumo, ir kartais nedorelis išlieka, nepaisant jo nedarumo. Neperdeg būdamas teisus ir neperdeg būdamas išmintingas. Kamgi turėtum pražudyti? Save čia turbūt ir turėjomeny. Išmintis gina išmintingai geriau negu 10 mieste esančių didžiūnų. Kadangi bausmė už nedorus darbus vykdoma ne toj pat, žmogaus širdis įsidrasina daryti piktą. Nusidėjėlis gali daryti piktą 100 kartų ir nepasidamas to ilgai gyventi. Bet anksčiau ar vėliau karma suranda čekius, čia mano priedas. Jei kiltų ant tavęs valdovo pyktis, nepasitrauk iš savo vietos, nes pykčiui aprimus atleidžiamos didelės kaltės. Net tarp savo artimųjų neniekink karaliaus, net savo megamajame nekeik turtuolio, nes padangių paukščiai gali nunešti tavo balsą, sparnuotis gali pasakyti, ką tu sakei. Lepink savo vaiką ir jis įvarys tau klaiką, pateikauk jam ir jis durs tau į širdį.
Duok pamaldžiam žmogui, bet nepadėk nusidėjėliui. Daryk gerą niekinamam žmogui, bet nieko neduok įžūliam. Duok geram žmogui, bet nepadėk nusidėjėliui. Čia dar kartą pabrėšiu, ieškokit derlingos žemės, nes ne kiekvienas žmogus vertas pagalbos. Mano svetainiai wakeup2121.org yra patarimai, kaip atskirti, kam skirti paramą, o kam neskirti. Ir knygoje naujaera.com taip pat ten yra straipsnis, ar kažkaip vadinasi, ar verta padėti kiekvienam. Susiraskite iš turinio, ten irgi yra taisyklės, kaip nuspręsti, ar žmogui padėti ar ne, nes yra daug išminties, Dievo taisyklių, Dievo išminties, kaip atsirinkti žmonės, kuriem reikia pagalbos, o kurie bando jais išnaudoti. Su kvailu žmogumi daug nekalbėk. Būk greitas klausytis, bet lėtas atsakyti. Nebūk pagirūnas savo žodžiais, nei tingus ar lėtas savo darbais. Tinginys panašus į purviną akmenį, pasityčiodami iš jo gėdos visi švilpteli. Tinginys kaip mėšlo luitas. Nuo pat jaunystės mokykis drausmės. Beje, kas liečia tinginius, tai labai daug krikščionių skundžiasi nuovargiu dabar. Tai jeigu jūs skundžiatės nuovargiu, tai nereiškia, kad jūs esate tinginys. Čia, nes velnias labai atakuoja su nuovargiu krikščionius. Čia labai knygoje naujaera.com daugiau medžiagos, kaip įveikti nuovargį. Ir pagrindiniam puslapį yra netgi nuoroda į tą energijos straipsnį, nes yra išeičių, kaip įveikti tą nuovargį. Tad prašau, paskaitykite mano knygą naujaera.com. Gręžk akis nuo patrauklios moters, nespoksok į grožį, kuris tau nepriklauso. Argi nežinojate, kad draugystė su pasauliu priešinga draugystei su Dievu? Taigi, kas nori būti pasaulio bičiuliais, tas tampa Dievo priešininkais. Sulaikykite liežuvį nuo šmeižtų, nes ir slapta tarta žodis nelieka be atgarsio, o meluojanti burna sunaikina sielą. Bet net jie negali būti pateisinami, nes jeigu jis stengia būti tokie sumanus, jo galėjo spėlioti apie visatą, tai kodėl negalėjo atrasti jos viešpaties? Visokio blogio priežastis, pradžia ir viršūnė, nelabųjų stabų garbinimas. Pagarbi viešpatės baimė yra garbė ir pasididžiavimas. Kas pagarbiai bijo viešpatės, tam viskas baigsis gerai. Juk pagarbi viešpats baimė yra išmintis ir drausmė, o pasitikintis nusižeminimas jį džiugina. Kantrus žmogus ramiai laikosi valandėlę jis susilaiko netarę žodžio, o paskui daugelio lūpos skelbia jo sveiką nuovoką. Jo dar kartą pabrėžia, neskubėkite kalbėti niekada. Kaip vanduo užgesina ugnies liepsnas, taip išmalda atlygina už nuodėmes. Išmintis tie, kurie jos ieško nuo ankstyvo ryto, bus kupini džiaugsmo. Nuo pat jaunystės mokykis drausmės. Čia kartojasi, neatsimenu ar skaičiau, bet man atrodo kartojasi. Neprašyk aukštų pareigų iš viešpatės ar garbingo krėslo iš karaliaus. Nesipuikuok savo dorumu prieš viešpatį ir nerodyk išminties savo prieš karalių. Nevenk sunkių darbų ir žemės ūkio darbų. Nedelsk aplankyti ligoninę, nes už tokius darbus būsi mylimas. Nors priešas rodo pilnas ašarų akis, progai pasitaikius jam tavo kraujo niekada nepakaks. Čia labai vertinga citata, nes man yra gyvenime buvę irgi viena moteris verkė prieš mane, o paskui paprašiau pagalbos ir atsisakė, nes norėjo pamatyti mane elgetaujantį turbūt. Tai žmogus gali verkti jums į akis, bet progai pasitaikius kraujo jūsų niekada neužteks. Labai vertinga citata, čia tikrai daug deceptikonų šiais laikais. Daryk gerą draugam prieš mirtį, ištiesk ranką ir dosniai dalykis, ką turi.
Sukto žmogaus dovana nebus tau naudinga, nes jis laukia, kad atsilygintum 7. Geriau žmogus slepintis savo kvailumą, negu tas, kuris slepia savo išmintį. Kvailų žmonių būrelyje ribok laiką, o tarp išminčių užsibūk. Atleisk savo artimui už padarytą skriaudą ir tuomet, kai melsiesi, nuodėmės bus atleistos tau. Ir čia norėjau pridėti, pagal klinikinės mintis yra daug žmonių, kurie patenka į pragarą, nes neatleido savo kaltininkam. Labai svarbu atleisti jiem. Tik tai nereiškia, kad reikia su jais bendrauti, nes kartais reikia mylėti per atstumą, bet atleisti reikia visiems. Skolink savo artimui, kai jis vargė, laiku grąžink paskolą savo artimui. Laikykis savo žodį, būk sąžiningas artimui. Kas lepina savo vaiką, tas turės paštyti žaizdas ir kenties širdies skausmą. Lepink savo vaiką ir jis įvarys tau klaiką. Pataikauk jam ir jis durs tau į širdį. Lenkiam sprandas jaunystėje, plak šonus, kol jis mažas. Antraip užaugs kietas sprandis ir neklusnus. Geriau beturtis sveikas ir stiprus, negu ligų kankinamas turtuolis. Dabar skaitysiu citatas, kaip kovoti su įvairiais jausmais, nepasitikėjimu, baime ir panašiai, pagal Biblijos citatas, nes reikia cituoti Bibliją, kai koks jausmas užklumpa, ypač moteris turbūt su jausmais labai kovoja, bet man atrodo, šis video bus virš valandos, bet matote, kiek išminties jau gavome iki šiol ir aš veltui nekalbu, todėl šis video nors ir labai ilgas, bet labai daug išminties suteikia. Ir be to esu matęs, kas daro video ir 3 valandos, tad manau 1 valandą dar ne pasaulio pabaiga. Gerai, dabar kova su jausmais. Viskam yra metas ir kiekvienam reikalui tinkamas laikas po dangumi. Laikas gimti ir laikas mirti, laikas sodinti ir laikas rauti, kas pasodinta. Čia kai kovojame su nekantrumu, nes reikia prisiminti, kad viskam savo metas yra. Kai sakys velnias jums, kaip pragyvensi, reikia atsakyti, o mano Dievas patenkins visas jūsų reikmes iš savo šlovės turtų Kristuje Jėzuje. Kai velnias smerkia ir kaltina jumis, reikia sakyti, cituoti Bibliją, nėra pasmerkimo tiem, kas su Kristumi. Kovojant su nepasitikėjimu, prieš užmiegant, neatsikėlus ir kai yra proga dienos metu, ištarkite žodžius, aš visą galiu Kristuje, kuris mane stiprina. Labai gera citata šita. Aš visą galiu Kristuje, kuris mane stiprina. Kai nerimaujate dėl finansų, jūs pirmiausia ieškokite Dievo karalystės ir jo teisumo, o visa tai bus jums pridėta. Čia raktas į turtų sėkmę. Reikia pirmiausia ieškoti Dievo karalystės ir jo teisumo, o paskui turtai bus pridėti jums. Kuomet trūksta kantrybės, jums reikia kantrybės, kad atlikę Dievo valią gautumėt pažadus. Su Dievu dažnai reikia laukti ir 5, ir 10 metų, ir ilgiau. Tad tikrai su kantrybė, čia citatos labai vertingos, nes krikščionybei kantrybės ypatingai reikia. Dievui viena diena kaip mums 1000 metų, dėl to taip yra. Jeigu turite tikėjimą, niekas nebus neįmanoma jums. Kova su nepasitikėjimu. Kai bijote priešų, joks prieš tave nukaltas ginklas neturės galios. Kiekvienas liežuvis, kuris priešinsis tau teisme, bus pasmerktas. Kai trūksta jėgų, nuvergusiam jis duoda jėgų, bei jėgų atšviežina gyvastį. Kai trūksta jėgų, bet tie, kurie pasitiki viešpačiu, atgaus jėgas, pakils tarsi erelių sparnais ir nepavargs bėgdami, nepails eidami. Tik noriu priminti, kad kartais reikia ilgai laukti, kol ateina jėgos. Nors jeigu paskaitysit patarimus naują era.com, esu tikras, tai pagreitins nuovargio įveikimą. Kovojant su nerimu, liaukitės ir žinokite, jog aš esu Dievas. Kai trūksta jėgų, aš atėjau, kad jie turėtų gyvenimą, kad apšį jo turėtų. Kai bijote priešus,
priešų. Viešpats mano šviesa ir išgelbimas, tad ko turėčiau bijotis? Viešpats mano gyvenimo tvirtovė, tad prieš ką turėčiau drebėti? Kai nedari žmonės užpuola mane, norėdami mane suėsti, jie mano užpuolikai ir priešai klumpa ir žuva. Kai trūksta pasitikėjimo, žmonėms tai negalimas dalykas, o Dievui viskas galima. Kai trūksta jėgų, ateikite pas mane Jėzų Kristų ir aš jūs atgaivinsiu. Kovojant su nekantrumu, nepavarkime daryti gerą, nes savo metu pjausime derlių į nepailsime. Tad kol turime laiko, darykime gerą visiems, o ypač tikėjimo namiškiam. Jo čia irgi geras patarimas, jeigu ieškote kam padėti, geriausia krikščioniam, ypač saviškiam ant žodžių. Turėtų būti teikiamas prioritetas krikščioniam pagalbam, o ne nusidėjėliam sakiem. Kai galvojate apie ateitį, aš žinau, kokius sumanimus turiu dėl jūsų, sako Viešpats, sumanimus jūsų geroviai, o ne nelaimėm ir ateitį su viltimi. Kai velnias sako, kaip tu viską padarysi, reikia cituoti Bibliją, Viešpats yra mano ganytojas, aš nestokosiu. Kai aplanko baimė, Dievas nedavė man baimės dvasią, bet jėgos, meilės ir sveiko proto dvasią. Dar viena citata, kai aplanko baimė. Ar aš neįsakiau jums, būkite stiprus ir drąsus, nebijokite, nes Viešpats jūsų Dievas bus su jumis, kad ir kur jūs beeitumėt. Dar citata, kai aplanko baimė. Dievas mums yra prieglauda ir stiprybė, užtikrinta pagalba bėdoje, todėl nebijosime, nors žemė drebėtų, kalnai griūtų jūros gelme. Kai bijote priešų, jei Dievas už mus, tai kasgi prieš mus? Dar citata, kai bijote priešų. Būk drąsus ir stiprus, nebijok neįsigarsk jų, nes Viešpats tavo Dievas yra su tavimi. Kuomet nerimaujate, nieko nesirūpinkite, bet visose reikalose malda ir prašymus su padėka jūsų troškimai tesidaro žinomi Dievui. Kuomet esate pasikėlę, tegul nelieka vietos vaidam ar tuščiai puikybei, bet nuolankiai vienas kitą laikykite aukštesniu už save. Kai per daug pasitikite žmonėm, prakeikti yra tie, kurie sudeda pasitikėjimą į paprastus žmonės, kurie pasikliauja žmogaus stiprumu ir nusuka širdis nuo Viešpats. Ir aš dar norėjau pridėti, matot, kaip svarbu sudėti viltį į Dievo, ne žmonės. Nedėkite vilčių į turtingus pažįstamus ar panašiai, nes Biblija rašo, kad netgi prakeikti tie žmonės, kurie taip daro. Nedėkite vilčių į žmonės. Žmonės dažniausiai apgauna ir paveda visus. Geriausia Dievu pasitikėti. Dar viena citata pabrėžianti, kad negalima pasitikėti žmonėm, yra ši. Nesudėk savo vilčių į galingų žmonės, nerasi ten pagalbos. Laimingi tie, kurie turi Dievą kaip jų padėjėją, kurių viltis yra Viešpatyje Dieve. Ir čia mane Dievas yra irgi pamokinęs daug kartų, negalima pasitikėti žmonėm, niekada nepasitikėkit. Kai kamuoja liūdesys, jis nušluostys kiekvieną ašarą nuo jų akių ir nebebus mirties, nebebus liūdesio, nei aimanos, nei sielvarto, nes kas buvo pirmiau, tas praėjo. Kuomet trūksta jėgų, Viešpats stiprybė yra tobula mūsų silpnume. Kuomet trūksta kantrybės, dėl jo įkyrumo atsikels ir duos kiek tik jam reikia. Tad nenustokite melstis, tik jeigu vieną kartą ką nors paprašote Dievo, kitą kartą geriau dėkokite, kad tai yra pakeliui. Nes jeigu tą patį prašai, tai gali užknisti Dievą. Geriau pasimelsti, paprašyti vieną kartą, o sekančius kartus jau dėkokite, kad pakeliui. Ir žinokit, kad tai gali užtrukti ne vienerius metus dažnai. Nes Dievui, kaip sakiau anksčiau, Dievui viena diena kaip mums 1000 metų. Kai kuomet galvojate apie sunkumus, aš jums tai kalbėjau, kad manyje turėtumėte ramybę. Pasaulyje jūs turėsite priespaudą, bet būkite drąsūs, aš nugalėjau pasaulį. Kuomet galvojate apie sunkumus, aš esu prisikėlimas ir gyvenimas, kas tiki mane, nors numirtų bus gyvas.
ir kiekvienas, kuris gyvena ir tiki mane, neragaus mirties per amžius. Ar tai tiki? Kuomet trūksta jėgų, bet viešpats stovėjo su manimi ir sutikė stiprybės. Kuomet pykstame, būk lėtas pykti, nes pyktis yra kvailių širdise. Kai aplanko baimė, nors eičiau per mirties šešėlio slėnį, nebijosiu pikto, nes tu su manimi, tavo lazda bei tavo ramstis nuramina mane. Kuomet apima pasikėlimas, kas save aukština, bus pažemintas, kas žemina, bus išaukštintas. Kas save žemina, bus išaukštintas. Kuomet apima pasikėlimas, neaukštink savęs, kad nenupultum ir neužsitrauktum gėdos. Viešpats apreikš tavo paslaptis ir parblokš tave bendruomenės sueigoje, nes tu neteisi su pagarbė viešpatės baime. Kai bijome priešų, aš sutikiu jums galę minčioti gyvates bei skorpionus ir visokią priešo galybę, kad niekas jums nepakenktų. Kai per daug pasitikite kitais žmonėmis, nustok pasitikėti paprastai žmonėmis, kurie turi tik kvėpavimą. Dar panaši citata: geriau būti viešpačio prieglobstyje, nei pasitikėti princais. Matom jau kokias 4-5 citatas Biblijoje pabrėžia, kad negalima pasitikėti ir dėti vilčių į žmonės. Labai svarbu šią pamoką išmokti ir neignoruokite jos. Kovojant su nekantrumu, lauk viešpatės, būk drąsus ir jis sutvirtins tavo širdį. Dabar cituosiu Naujojo testamento geriausias citatas. Čia prieš tai dauguma buvo iš Senojo testamento, ypač patarlių knygos, o dabar bus Naujojo testamento citatos. Geriausias. Bet kadangi esi drungnas ir nei karštas, nei šaltas, aš išspjausiu tave iš savo burnos. Išvada: reikia kuo daugiau melstis ir skaityti Bibliją. Kartais geriau būti visiškai šaltu, pavyzdžiui, kaip Paulius buvo persekioję krikščionius, bet tuomet Dievas pamatė potencialą ir pavertė jį labai karštu tikinčiuoju. Tad matom, svarbiausia nebūti apyšilčių, kur nedaug skaito Biblijos, nedaug meldžiasi, reikia būti užsidegusi tikinčiuoju. Nes jeigu mažai melsitės, mažai skaitysite Bibliją, Biblija rašo, jumis gali išpjauti iš burnos Dievas. Tad labai svarbu būti karštu tikinčiuoju, daug melskitės, kuo daugiau melskitės ir kuo daugiau skaitykite arba klausykite Bibliją. Žmogus gyvas ne vien duona, bet ir kiekvienu žodžiu, kuris išeina iš Dievo lūpų. Kuomet badaujate, skaitykite Bibliją, čia mano priedas. Negundik viešpat savo Dievo, kuomet velnias pasiūlė pulti žemyn, nes angelai apsaugos. Išvada: netestuokite Dievo, saugokitės pavojų. Pavyzdžiui, jeigu koks virusas, tai geriau dėvėkite kaukę, vienu žodžiu, bet geriau saugokitės pavojų, nes Biblija sako, negundik viešpatės. Taip pat nesakykite, padaryk tą, padaryk aną, jeigu esi Dieve, įrodyk, kad esi ir panašiai, netestuokit Dievo geriau. Nes Biblija, kaip jau sakiau, rašo, negundykite viešpatės. Palaiminti alkstantis, jie bus pasotinti. Palaiminti gailestingieji, jie sulauks gailestingumo. Palaiminti taikdariai, jie bus vadinami Dievo vaikai. Palaiminti jūs, kai dėl manęs esate niekinami ir persekiojami, bei meluojant visaip šmeižiami. Nors dabar pagalvojau, aš atsiemu žodžius dėl tų kaukių dėvėjimo, aš ten nesu domėjęsis tą temą apie kaukės, nežinau, ar jos dar daugiau žalos nepadaro, bet geriausia, kaip jau sakiau, apsišvieskite ir saugokitės pavojų. Niekada negalvokite, kad Dievas apsaugos, tai galiu nesisaugoti ko nors. Geriau visuomet saugokitės pavojų, vienu žodžiu, norėjau tą pabrėžti. Dabar kita citata. Ko tik melsdamasi prašote, tikėkite gausite ir tikrai tai bus. Eidami melstis atleiskite, jei turite ką nors prieš kitus, kad ir jūsų tėvas danguje jums atleistų jūsų nusižengimus. Tegul prašo tikėdamas, nekiek nebejodamas.
Jei neši dovaną prie aukuro ir ten prisimeni, jog tavo brolis turi šitą prieš tave, palik savo atnešą ten prie aukuro ir reik pirmiau susitaikyti su broliu ir tik tada sugrįžęs aukok savo dovaną. Melsdamasi nedaug žodžiaukite, jums dar neprašius tėvas žino, ko jums reikia, todėl melskitės taip. Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teesie tavo karalystė, teesie tavo valia kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkam. Ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Amen. Jeigu jūs atleisite žmonėm jų nusižengimus, tai ir jūsų dangiškasis tėvas atleis jum. O jei neatleisite žmonėm, tai ne jūsų tėvas neatleis jūsų nusižengimų. Taip ir mano dangiškasis tėvas padarys jum, jeigu kiekvienas iš tikros širdies neatleisite savo broliam. Greitai susitark su savo ieškovu dar kelyje į teismą, kad ieškovas neįduotų tavęs teisėjui. Kiekvienas, kuris geidulingai žvelgia į moterį, jau svetimauja savo širdimi. Jei tavo dešinioji akis skatina tave nusidėti, išlupk ją ir mesk šalin. Verčiau tau netekti vieno nario, kad visas kūnas nebūtų įmestas į pragarą. Ir jeigu tavo dešinioji ranka gundo tave nusidėti, nukirsk ją ir mesk šalin. Verčiau tau netekti vieno nario, negu kad visas kūnas patektų į pragarą. Išvada: masturbacija yra nuodėmė. Kiekvienas, kuris atleidžia žmoną, jei neištvirkavimo atveju, skatina ją svetimauti. Ir jeigu kas atleistąją veda, svetimauja. Kas atleidžia savo žmoną ir veda kitą, tas nusikalsta pirmąjį svetimavimu. Ir jei moteris palieka savo vyrą ir išteka už kito, jis svetimauja. Išvada: negalima vesti išsiskyrusios moters, nebent jį išsiskyrė dėl biblijinių priežasčių. Ir Dievui labai nepatinka skyrybos. Negalima tuoktis dar kartą. Daug žmonių dabar šiais laikais susituokia antrą, trečią kartą. Negalima to daryti, nebent žmogus išsiskyrė dėl biblijinių priežasčių. O kokios yra tos priežastys? Tai sutuoktinio mirtis, ištvirkavimas ir netikintis apleidžia tikinčiąją. Bet jeigu netikintis apleidžia tikintįjį, tuomet nėra susieti. Bet ši priežastis dažnai nepaminėjo, man atrodo, Jėzus ten, Paulius ar kas paminėjo, ją galima rasti Korintiečių 7:15, tad prašau, domėkitės papildomai, ar tikrai galima skirtis pagal ją, bet Biblijoje paminėta, kad jeigu netikintis apleidžia tikintįjį žmogų, tuomet jie nėra susieti ir gali skirtis. Skyrybos yra pati paskutinė išeitis, net jeigu yra biblinės priežastys skirtis. Dievui labai nepatinka skyrybos. Tuoktis galima tik vieną kartą dažniausiai. Nesipriešink piktam, jei kas tave užgautų per dešinį skruostą, atsuk jam ir kitą. Venkite daryti savo teisumo darbus žmonių akise, kai tu dalyji išmaldą, tai nežino tavo kairė, ką daro dešinė. Čia labai svarbus patarimas. Nesireklamuokite viešai, kad padedate labdarai, panašiai geriau nesireklamuoti. Nes prarasite Dievo atlygį danguje, jeigu kas sužinos. Kūno žiburys yra akis. Jei tavo akis nesveika, visas tavo kūnas skendės tamsoje. Kokia baisi toji tamsa. Ir tą galiu patvirtinti, aš jaunystėje turėjau daug problemų su akim, bet Dievas išlaisvino iš tų problemų, kad dar kartą šlovė Dievui Jėzui Kristui, kad išvadavo nuo tų ligų. Bet akis labai svarbu, reikia saugoti ją. Ir dar ką galiu patarti, kas norit saugoti akis, tai man planšetinis kompiuteris žymiai sveikiau nei laptopas. Tik reikia pasidomėti, koks ekrano tipas, tai man atrodo IPS labai gerai. Pasidomėkite, kokie ekrano tipai suveikiau akim. Ir planšetinį kompiuterį galima ant stovo pastatyti, klaviatūrą pasijungti, galima kaip kompiuterį pasidaryti. Bet planšetinis žymiai sveikiau akim. Aš prie planšetinio galiu visą dieną būti, o prie laptopo pusę valandos ir pavargstu.
Tad planšetinis, man atrodo, žymiai sveikesnis pasirinkimas. Tik pasidomėkite ekrano tipų IPS, rekomenduoju, man atrodo. Neteiskite, kad nebūtumėte teisiami. Kiš kalaviją atgal, kur buvo, nes visi, kurie griebėsi kalavijo, nuo kalavijo ir žus. Todėl tegul niekas jūsų nesmerkia pagal tai, ką valgote ir geriate, arba dėl religinės šventės, jaunaties šventės arba šabo dienos. Neduokite šventenybių šunim ir nebarstykite perlų, kad jūsų pačių nesutryptų. Ir čia nesenai žiūrėjau video, kad kartais kai kuriuose rajonuose užsienį netgi pavojinga duoti labdarą žmonėm, ant tiek žmonės susisukę. Tai čia labai teisinga Biblija irgi pasako, nebarstykite perlų kiauliam. Bet čia tiesa yra, kai kurie rajonai užsienį netgi nesaugus yra ir man atrodo ateityje bus tas pats Lietuvoje vieną dieną. Kai kurie rajonai nesaugus net padėti žmonėm, iki tokio lygio dabar žmonės. Prašykite ir jums bus duota, ieškokite ir rasite, belskite ir bus jums atidaryta. Visa, ko norite, kad jums darytų žmonės ir jūs patys jam darykite. Įeikite pro ankštus vartus, nes erdvūs vartai ir platus kelias į pražūtį ir daug jo einančių. Kokie ankšti vartai ir koks siauras kelias į gyvenimą, tik nedaugelis jį atranda. Išvada, dauguma žmonių keliauja šiuo metu į pragarą, bet per paskutiniais laikais ateinančiais dabar, man atrodo, daug žmonių sužinos tiesą, tad reikia tikėtis, kad dabar daugiau žmonių pateks į rojų, bet iki šiol tai statistika buvo graudi. Ir Biblija sako, koks siauras kelias į gyvenimą. Ne kiekvienas, kuris mane šaukia viešpatie, įeis į dangaus karalystę, bet tik tas, kuris vykdo mano dangiškojo tėvo valią. Išvada, reikia laikytis Dievo įstatymų. Aš atėjau šaukti ne teisiųjų, bet nusidėjėlių. Dovanai gavote, dovanai ir duokite. Kas išpažins mane žmonių akivaizdoje, tą ir aš išpažinsiu Tėvo akivaizdoje. Čia galite paduoti Bibliją artimam žmogui ar kitam žmogui ir sakyti, Jėzuje turime išpirkimą per jo kraują. Čia geriausia ką galite pasakyti, paduodama Bibliją kitam žmogui, nes Biblija sako, kas išpažins mane žmonių akivaizdoje, tą ir aš išpažinsiu Tėvo akivaizdoje. Tad būtinai pasakykite, Jėzuje turime išpirkimą per jo kraują. Yra netgi speciali citata, tą mintinai nepasakysiu, apie kraujo ir Jėzaus galę. Kas myli tėvą ar motiną labiau negu mane, nevertas manęs. Kas išsaugo savo gyvybę, praras ją, o kas praranda gyvybę dėl manęs, atras ją. Čia manau apie čipus, kurie bus antikristaus garbinimo simbolis, ir kas atsisakys čipų sulauks mirties bausmės. Jokiu būdu negalima imti čipo, nes tuomet būsite kankinami ugnimi ir siera per amžius ir nebus poilsio nei dieną, nei naktį. Geriau mirti už Jėzų Kristų. Jeigu bus toks pasirinkimas čipas ar mirtis, geriau mirtis, bet dar geriau patekti į repčią ir išvengti tokio sprendimo. Apie tai daugiau mano knygoje naujaera.com. Kaip patekti į repčią, man žodžiu. Visi, kurie atsisakys pagarbinti žvėries atvaizdą, būtų žudomi. Jie verčia visus mažus ir didelius turtuolius ir vargdienius, laisvuosius ir vargus pasidaryti ženklą ant dešinės rankos arba ant kaktos, kad niekos negalėtų nei pirkti, nei parduoti, jei neturės to ženklo, žvėries vardo ar jo vardo skaičiaus. Kas garbina žvėrį ir jo atvaizdą ir priima ant savo kaktos arba ant rankos jo ženklą, tas turės gerti Dievo įniršio vyno ir bus kankinamas ugnimi ir siera šventų angelų ir avinėlio akise. Jų kentėjimo dūmai rūks per amžius ir neturės atilsio nei dieną, nei naktį. Tie, kurie garbina žvėrį bei jo atvaizdą ir ima jo vardo ženklą. Čia dar kartą pabrėžia, kaip svarbu neimti čipų, kai bus čipai negalima imti, nes pateksite į pragaro sąlygas.
po 3,5 metų kažkur, neapsimoka tikrai. Leistina daryti gerą šabo dieną. Netyroji dvasia išėjusi iš žmogaus klaidžioja, tada pasiima kitas 7 dvasias, dar piktesnes ir grįžta. Išvada. Egzorcizmas nuo psichikos ligų, priklausomybių ar kitų ydų neveiks, nebent tapsite pilnu ir nuolatiniu tikinčiuoju. Itin rekomenduoju pasikrikštyti upėje ar ežere, kad įgautumėt šventąją dvasią. Katalikiškas krikštas nėra tas tikrasis krikštas ir jeigu jūs pasikrikštijot kaip kūdikis, tai nieko nereiškia. Reikia pasikrikštyti kaip krikščionių upėje ežere, kuomet pastorius panardina sekundį ar 2, reikia tikruoju krikštu pasikrikštyti, labai svarbu tai. Negaliu pabrėžti pakankamai, kaip svarbu pasikrikštyti. Jeigu nesat krikštijęsis, susiraskite krikščionių pastorių, kuris jumis pakrikštytų upėje arba ežere panardinant. Žiūrėdami nemato, klausydami negirdi, nesupranta. Girdėti girdėsite, bet nesuprasite. Žiūrėti žiūrėsite, bet nematysite. Niekur pranašas nebūna be pagarbos, nebent savo tėviškėje ir savo namuose. Tu esi Petras, ola. Ant tos olos aš pastatysiu savo bažnyčią ir pragaro vartai jos nenugalės. Ši Biblijos citata privertė mane susidomėti, prisiminti apie Petrą Jordaniją kaip Dievo saugią vietą per antruosius 3,5 metų sunkių laikų, kai ten Biblija rašo, kad moteris pabėgo į dykumą, kur bus maitinama 3,5 metų. Tai Petra Jordanija gali būti ta saugi vieta nuo sunkių laikų, kur nebus ščipų, nebus antikristaus kontrolės ir visas tai pagrindinčias Biblijos citatas galite rasti mano svetainėje naujaera.com. Ten yra knygoje apie tai straipsnis apie Petrą ir Jordaniją. Didžioji 3 Jordanijos dalis bus saugios. Daugiau informacijos ten rasit, neįsiplėsiu dabar. Naujaera.com. Kokiagi žmogui nauda, jeigu jis laimėtų visą pasaulį, o pakenktų savo gyvybei? Jei kas iš jūsų susitars dviese melstis kokio dalyko, jiems mano dangiškasis tėvas jį suteiks. Kur 2 ar 3 susirinkę mano vardu, ten ir aš tarp jų. Reikia pasirūpinti, kad širdis ir burna būtų harmonijoje. Reikia žodžiais išreikšti afirmacijas. Aš esu klestintis, aš esu sveikas. Ir panašiai, kalbėkite pozityvą. Jėzus tarė, nelengva turtuoliui patekti į dangaus karalystę. Jūs tebekraunate turtus dienų pabaigoje. Kiekvienas, kas paliko namus, brolius, seseris, tėvus, motinas, dirvas, gaus 100-eriopai paveldės amžiną gyvenimą. Daug pašauktų, bet mažai išrinktų. Prisikėlę nei ves, nei tekės, bet bus kaip Dievo angelai danguje. Išvada, rojuje gali nebūti sekso, nes nebus santuokos. Didžiausi įstatymai: mylėk viešpatį savo Dievą visa širdimi, visa siela ir visų protų. Antrasis: mylėk artimą kaip save patį. Nesivadinkite mokytojais, nes jūsų vienintelis mokytojas yra Kristus. Daug kas ateis prisidengęs mano vardu ir sakys, aš Mesijas, ir daugelis suklaidins. Jėzaus paklausė, koks pasaulio pabaigos ir tavo ateimo ženklas. Girdėsite apie karus ir karų gandus, neįsigaskite, tai dar negalas. Vietomis bus badmenčių, marų ir žemės drebėjimų, bus ženklų saulėje, mėnulyje ir žvaigždėse. Visa tai tik kentėjimų pradžia. Paskui jūs atiduos kankinti ir žudyti. Jūs būsite nekenčiami, vieni kiti išduos, atsiras daug netikrų pranašų. Ir bus paskelbta evangelija visam pasauliu, tada ateis galas. Vengti kiekvieno brolio, kuris netvarkingai gyvena ir nesilaiko mokslo gauto iš mūsų. Netinginiavome ir nevalgėme veltui kieno nors duonos, bet su triūsu ir prakaitu darbavomės dieną naktį, kad tik neapsunkintumėm ne vieno jūsų. Taip pat trokštu, kad moteris vilkėtų padoriai,
puoštųsi droviai ir santūriai, neišgarbaniuotais plaukais, be aukso, be perlų ir be prabangių drabužių, o verčiau kaip dera moterims pasižyminčiamis pamaldumu, gerais darbais. Čia, man atrodo, reiškia, reikėtų atsisakyti juvelyrikos negalima naudoti ir reikėtų be prabangių drabužių būti, nes geriau puoštis gerais darbais. Tuo sekundę, verčiu puslapį. Adomas nesidavė suvedžiojimas, o moteris buvo apgauta ir prasižengė pirma. Pasidavę klaidytančiam dvasiam ir demonų mokslam, melo skelbėjam, liepiantiem susilaikyti to maisto, kurį yra sukūręs Dievas. Čia, man atrodo, išvada, kad galima valgyti mėsą, bet mėsa šiais laikais yra labai nesveika, man atrodo, nes gyvūnai laikomi prastam sąlygom. Jeigu gyvūnas laikomas prastom sąlygom, tai jis perduos tą energiją savo jum. Mėsą, man atrodo, labai rizikinga valgyti, nors leistina ir reikia, bet rizikinga. Geriausia turėti arba savo fermą kokią, arba kokią lašišą geriau valgyti, nes aš iš dieviško šaltinio esu sulaukęs patarimą, kad lašiša geras variantas, nors ir jūra užteršta irgi, ypač po Fukushimos, bet dieviškas šaltinis man apreiškia, kad iš lašiša geras variantas ir pupelės gerai valgyti ir ryžius dar. Šie trys maistai gali sudaryti gerą pagrindą. Tai lašiša, ryžiai ir pupelės. Man šią informaciją reiškia dieviškas šaltinis, kuriuo pasitikiu. Tik dar galbūt verta kokių apelsinų pridėti, kad vitamino C. Pasidomėkit, ko trūksta šioje dietoj, bet labai gerą pagrindą sudaro šis maistas. Labai sotus, sutaupysite pinigų daug. Toliau. Visų blogių šaltinis yra meilė pinigam. Nesididžiuotų ir nesudėtų vilčių į nepatikimus turtus, bet viltųsi Dievui. Turtuoliai tegul daro gerą, lobsta gerais darbais, bet esti dosnus, dalysis su kitais. Gerk ne vien vandenį, bet vartok truputį vyno dėl savo skrandžio ir dažnų negalavimų. Išvada galima gerti vyną, bet negalima prisigerti, nes tai būtų nuodėmė. Bet dar geriau iš viso negerti alkoholio, nes nebent komunijai raudono vyno. Nes Biblija rašo, nors visą leistina, ne viską jūs tobulina. Aš nežinau, ar gerai išverčiau, palaukit. All things permitted, not all things build you up. Nors ir tai leistina, bet tai nereiškia, kad tobulina jumis. Tai nors vynas leidžiamas, bet geriau jo nevartoti. Nebent raudono vyno komunijai. Viešpatės tarnui nedera kivirčytis, bet reikia su visais elgtis maloniai, stengtis pamokyti būti kantriam. Skelbk žodį veik laiku ir nelaiku, bark, drausk, ragink su didžiu kantrumu ir kaip išmanydamas. Kiekvienas vyras, kuris meldžiasi ir pranašauja apdengtą galvą, paniekina savo galvą. Ir kiekviena moteris, kuri meldžiasi ir pranašauja neapdengtą galvą, paniekina savo galvą. Tai tas pats, kas būti nuskustai. Moteris turėtų gauti krikščionišką šydą. Bet čia yra visokių niuansų, nes velnias apgavo su visokiom skarom ir panašiai. Čia susiraskit Nauja Era.com knygą. Nauja Era.com, ten yra informacijos, kaip išsirinkti šydą, nes yra daug niuansų. Toliau. Jėzus panaikino Senąjį testamentą, tad nebūtina jo laikytis. Dėl laiko stokos necituosiu citatų apie tai. Ir kaip žmonėms skirta vieną kartą mirti ir stoti į teismą. Išvada. Po mirties laukia teismas pagal Bibliją. Nepraleiskime savų susirinkimų.
Jeigu gavę aišku tiesos pažinimą mes sąmoningai darome nuodėmes, tuomet jokios aukos už nuodėmes nebelieka ir tai yra kažkoks baisus laukimas teismo ir naikinančios ugnies. Dievas griežtai auklėja, ką myli ir plaka kiekvieną sūnų, kurį priglaudžia. Nepamirškime svetingumo, nes per jį kai kurie patys to nežinodami buvo priėmę viešnagėn angelus. Tyras ir nesuteptas pamaldumas Dievo mūsų tėvo akise yra rūpintis našlaičiais ir našlėmis, jų sielvartę ir sergėti save nesuterštą šio pasaulio. Ar Dievas neišsirinko pasaulio akise vargdienių, kad jie būtų turtingi tikėjimo ir paveldėtų karalystę pažadėtą jį mylintiem? Teismas negailestingas tam, kuris nevykdė gailestingumo. Kas iš to, mano broliai, kad jei kas sakosi turys tikėjimą, bet neturi darbų, taip ir tikėjimas, jei neturi darbų, jis savyje miręs. Nesistengkite daugelis būti mokytojais, žinokite, kad mūsų laukia griežtesnis teismas. Neprisikinėkite nei dangumi, nei žemė, nei kitokia priesaika. Moteris turėtų būti klusni savo vyram. Tikslios citatos nepabrėšiu, bet rašom Bibliją, kad moteris turėtų būti klusni savo vyram, nes moters galva yra Kristus, Kristaus galva yra Dievas, o vyro galva Jėzus. Biškį sumaišiau eilę, bet esmė tokia. Atsiverskite ir kiekvienas te pasikrikštiję vardan Jėzaus Kristaus, kad būtų atleistos jums nuodėmės, tada gausite šventosios dvasios dovaną. Ir jūs dabar gelbsti tų dalykų vaizdinys krikštas. Kas įtikės ir pasikrikštis, bus išgelbėtas, o kas netikės, bus pasmerktas. Matot, kiek daug išminties čia. Kas įtikės ir pasikrikštis. Tad katalikiškas krikštas gali būti bevertis. Dievas gali palaiminti už tai, bet reikia pasikrikštyti upėje ir ežerėje, kai tikėsi, o ne tuomet, kai gimsti. Jiems būtų buvę geriau iš viso nepažinti teisumo kelio, negu jį pažinus nusigręžti nuo jiem duoto šventojo įstatymo. Šuo sugrįžo prie savo vėmalo, išmaudyta kiaulė ir vėl valiojosi purvynę. Paskutinėmis dienomis pasirodys šaipūnai, kupini pajuokos. Sergėkite žmonių, nes jie įskundinės jums teismam. Kas myli tėvą ar motiną labiau negu mane, nevertas manęs. Kaip žaibas tvykstelėja iš rytų ir nušvinta iki vakarų, toks bus ir žmogaus sūnaus atėjimas. Čia svarbi citata, nes bus netikras Jėzus. Tad žaibas gali simbolizuoti tikrą Jėzus atėjimą. Pasistengkite įeiti pro ankštus vartus. Sakau, jums daugelis bandys įeiti, bet neįstengs. Rengdamas vaišes, geriau pasikviesk vargšų. Tiesa padarys jūs laisvus. Dievo reikia klausyti labiau negu žmonių. Liaudis ėmė šaukti, tai Dievo, ne žmogaus balsas. Ir beregint jį ištiko viešpaties angelas už tai, kad nedavė Dievui priklausančios garbės. Jis mirė kirmenų suėstas. Čia labai svarbi pamoka, reikia visada nukreipti žmonės į Dievą. Neimkite šlovės savo niekada. Visada nukreipkite visus į Dievą ir Jėzų Kristų. Nebėra pasmerkimo tiem, kurie yra Kristuje Jėzuje. Jeigu lūpomis išpažinsi viešpatį Jėzų ir širdimi tikėsi, kad Dievas jį prikėlė iš numirusių, būsi išgelbėtas. Dievas siuntė jiems svaigulio dvasią, kad akis neregėtų ir ausis negirdėtų. Nekeršykite patys, mylimieji, bet palikite tai Dievo rūstybei. Nekeršykite, svarbu. Jei tavo priešininkas alksta, pavalgydink jį, jei trokšta, pagirdik jį. Taip darydamas tikriausiai žaries ant galvos. Nesu tikras, šią man atrodo kartojas irgi.
Venkite ginčių dėl skirtingų nuomonių. Argi Dievas nepavertė pasaulio išminties kvailystę, šio pasaulio išmintis Dievo akise yra kvailybė. Nei ištvirkeliai, nei stabmeldžiai, nei svetimautojai, nei sanguliautojai su vyrais, nei vagis, nei gobšai, nei girtuokliai, nei keikūnai, nei plėšikai nepaveldės Dievo karalystės. Kad kitus mokydamas pats nepasidaryčiau atmestinas. Kiekvienas tegul aukoja kaip širdyje nutaręs, negailėdamas ar tarsi verčiamas, nes Dievas myli linksmą davėją. Dievas nesiduoda išjuokiamas, ką žmogus sėja, tą ir pjaus, kas sėja savo kūnui, tas iš kūno pjaus pražūtį, o kas sėja dvasiai, tas iš dvasios pjaus amžiną gyvenimą. Jūs juk esate išgelbėti malonę per tikėjimą ir ne iš savęs, bet tai yra Dievo dovana ir ne darbais, kad kas nors nesigirtų. Tad jeigu paaukojate 1000 eurų labdarai, negalvokite, kad dabar nusipelnėte rojaus. Jūs išgelbėti ne darbais, o tikėjimu. Gerai įsidėmėkite, kad joks svetimautojas, ištvirkelis ar goduolis, tai yra joks stabmeldys, nepaveldės Kristaus ir Dievo karalystės. Žmonės bus savimilos, godus pinigų, pasipūtę, išdidūs piktžodžiautojai, neklusnūs gimdytojam, nedėkingi, nedorėliai, nemeilūs, nesutaikomi, šmeižikai, nesusivaldantis, šiurkštus, storžieviai, nekenčiantis to, kas gera, išdavikai, pramuštgalviai, pasipūtėliai, labiau linkę į malonumus negu Dievą, dedasi maldingi, bet atsižadėję maldingumo jėgos. Čia apie paskutinių laikų žmonės, apie mumis. Ne apie mane tikiuosi, bet ne kaip pasakiau, biškį nusišnekėjau. Bet dauguma žmonių dabar labai susisukę vienu žodžiu, čia tiesa iš tikrųjų yra. Jūs esate atpirkti nenykstančiais turtais, sidabru ar auksu, bet brangiuoju krauju Kristaus. Tuoj vėlsiam puslapį. Ten niekada nepateks, kas netyra, joks nešvankelis ar melagis. Lauke lieka šunys, burtininkai, palaidūnai, žudikai, stabmeldžiai ir visi, kurie mėgsta melą ir jį daro. Irgi 2 citatos, kad už melą galima patekti į pragarą irgi. Tad labai svarbu kalbėti tiesą visuomet. Dar turėjau citatą apie sveikatą, bet nesakysiu, nes jau reikia pailsėti man. Apie sveikatą tai esmė tokia, kad kas padės vargšam, tuo Dievas pasirūpins, jeigu bus ligos patalas. Tad reikia svarbu padėti vargšam, nes tuomet Dievas jumis pasirūpins ligos patale, jeigu kada pateksite. Visuomet padėkite vargšam, tik ne nusidėjėliam ir ne alkoholikam. Geriau knygą jam duokit, kaip sakiau. Ačiū, kad klausėte. Buvo tikrai įspūdingas ilgas video. Dar kartą dėkoju, apsilankykit mano svetainėje naujaera.com. Sėkmės jums.